Matematika 6 klasė, pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Daugiakampio kampų dydžių suma. Kam lygi daugiakampio kampų dydžių suma? Plokštumos figūra turinti 3 kampus vadinasi trikampis. Turinti 4 kampus vadinasi keturkampis. Plokštumos figūros turinčios daugiau kaip 4 kampus vadinamos daugiakampiais arba n-kampiais. Daugiakampio kampų dydžių suma lygi 180 laipsnių padauginti skliaustuose n-2. N reiškia daugiakampio kampų skaičių. Šiuo atveju daugiakampis yra penkiakampis, todėl 180 laipsnių dauginame skliaustuose 5-2. Apskaičiavus gauname, jog šio penkiakampio kampų dydžių suma lygi 540 laipsnių. Kam lygi daugiakampio ABCDEF kampų dydžių suma? Daugiakampis yra šešiakampis, todėl 180 laipsnių dauginame skliaustuose 6-2. Apskaičiavus gauname 720 laipsnių. Ko mokys? Daugiakampio kampų dydžių suma. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Ką sužinojai? Atsakyk į pateiktus klausimus. Kas yra daugiakampiai? Kaip apskaičiuoti daugiakampio kampų dydžių sumą? Jei atsakei šios klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis. Atlik užduotį. Pasitikrink. Turėjai užrašyti apskaičiavus 900 laipsnių. Jei tavo atsakymas toks, puiku, šauniai padirbėjai.